Mokome tarti garsą L. Garsai L labai svarbu pakelti liežuvį aukštyn. Kad jį pakeltumėm aukštyn, galim naudotis papildomais pagaliukais, pavyzdžiui, tos, kurios galime suvalgyti arba ausų krapštukais. Ne? Tai garsui L reikia stipriai išsižioti ir pakelti liežuvį prie viršutinių dantukų. Galima atremti pagaliuką ir paprašyti liežuvių paliesti. Keliam aukštyn liežuvį ir žemyn. Čia pratimas supynės labai padeda. Smakriukas nuleistas, šypsenytė ir liežuvis atremtas į viršutinius dantukus. Bandom tarti L. L. Pirmas variantas. Antras variantas, su tuo pačiu liežuvio pakelimu už dantukų, galima bandyti daryti mažą tokią apgaulę, stipriai išsižiojam. Ir vis pabaksnojam liežuviu į viršų. Pirmiausia, be balso. O dabar su balsu. A, la, 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 la. Čia tokia maža apgaulė, nes mes nesakom L, mes sakom A, o A tai labai lengva pasakyti. Turite tik tai rimtai atidirbti tą liežuvio pakelimą. Jeigu liežuvis nepasikelia arba keliasi kartu su smakru, tai reikia tada mankštelių liežuvio pakelimui. Tai dar kartą smakriukas nuleistas, prilaikom, jeigu reikia A, la, 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 la. Prašau, jums garsas L. Ir trečias variantas bus liežuvis tarp dantukų. Nusišypsom. Mažą liežuvio galiuką iškišam tarp dantukų. L. 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 Ir prikandam. Bet tą trečią variantą bandykite jau tik tai, jeigu tikrai neišeina su pakelimu, kad išgirsite L. Nes tą liežuvio reikės ištraukti iš tarpudančių ir paskui vis tiek jį reikės kelti aukštyn. La. La.